Merginas, labas rytas, šiandien bus toks sunkus rytas, bet reikia vėl pradėti filmuoti vlogą, kad turėt ką įkelt. Vis dėlto aš jau pradėjau, tai noriu, žodžiu, nesustoti ir varyti toliau. Tai va, visi prasirgo ir galiausiai susirgau šiek tiek aš. Vakar tai šis prastai jaučiausi, atrodė man, kad man sukils temperatūra. Šiandien atsikėliau su labai užgulta nosimi, labai norėčiau išsiplauti plaukus, galvą, bet bijau rizikuoti, nes manau, kad jeigu išsiplausiu, tai tikrai gali sukilti ir tada jau rimtai sirgsiu. Nu tai ką, pradedam mūsų dieną, mes namie su mažyliu dviese. Milutė išėjo, mano dukra išėjo į mokyklą, vyras į darbą. Na, o mes pradedame savo pirmadienį. Šiandien pirmadienis beje. Ir beje, šiandien tokia liūdna žinia iš pačio ryto. Nukrito lėktuvas čia pas mus Vilniuje. Nežinau, man tai labai tai yra baisus dalykas, nes aš tokia esu jautri šitą temą. Mano baisiausi košmarai tai yra tokie, kur aš matau, kad krenta lėktuvas. Ir jo, mane labai tas paveikė. Bent tiek, kad tai buvo nekeleivinis ir nukentėjo labai daug žmonių, nes tai būtų šis tragedija. Bet aišku, bet kuriuo atveju, net jeigu ir vienas nukenčia, ar nedaug žmonių, vis tiek tai yra baisi katastrofa. Ir pas mus Vilniuje niekada dar tokio nėra buvę ir atsitiko, nežinau, man šokas. Nuoširdžiai sakau. Gerai, pradedam mūsų dieną. Ką darai? Ką darai? Žaidžiai visada, ne? Prisėdau parinkti vaikams dovanas ir žinot, tai yra taip nelengva, nepaprasta, nes šiais laikais, man atrodo, visi vaikai turi beveik viską. Neturiu omeny absoliučiai visus, bet daugumą tai tikrai. Ir žinot, man iš viso šituo klausimu yra tokia keista nuomonė susidariusi. Man atrodo, kad mes pernelyg stipriai stimuliuojam savo vaikus, apdovanodami juos pastoviai kažką tai jiems dovanodami, ypatingai dabar, kai yra kalėdinis laikotarpis, visi, jeigu jūs stebite Instagramą, yra užsižaidę su tais, taip pat ir YouTube'e labai daug kas filmuoja vlogmas, tai yra užsižaidę su tokiom ten nykštukų išdaigomis. Kiekvieną dieną nykštukas kažką padaro, kiekvieną dieną vaikai gauna kažkokį tai apdovanojimą, jeigu ten sutvarko tą, ką nykštukas padarė ir panašiai. Nežinau, man atrodo, tai yra kažkokia butaforija, realybėje taip nėra ir vaikai gauna biškį tokį iškreiptą realybės vaizdą, kad vos ne už kiekvieną, žinot,
pirstelėjimą galima kažką tai lengvai gauti. Ne, gyvenime taip nėra, gyvenime kartais reikia palaukti, gyvenime reikia nueiti kažkokį tai kelią tam, kad kažką pasiekti, gauti kažkokį tai rezultatą, tą patį apdovanojimą, kažką tai nudirbti. Tai, nežinau, šiemet pas mus nebuvo nei advento kalendorių, nei nykštukų iš daigų, tiesiog laukiam kalėdų. Sveikos merginos, žinokite, sveikinuosi su jumis jau dabar po beveik savaitės, nes labai sirguliavau. Labai turėjau didelio slogą, dar dabar galite girdėti iš mano balso, kad dar tvarkausi, bet jau yra kur kas geriau. Tai va, tai labai užsitempė mano tas gydymas, kadangi, kai laukis, tai negali ten normalių vaistų išgerti nieko, tai tom arbatėlėm, tai gydymas, aišku, išsitempė, taip neblogai, tai va. Mergino, šiandien yra gruodžio 1, noriu ruoštis kalėdoms. Atvažiavau iki Maksimos, kažkaip, kai žiūrėjau savo praeitą video, tai supratau, kad vis dėlto ten buvo tokių žaisliukų, kokių aš norėčiau nusipirkti, nes aš dar ieškojau visur internete ir neradau kažko panašaus, tai vat grįžau pasižiūrėti, ar dar yra ko likę. Tai jeigu kažkas bus likę, tai paimsiu, jeigu nebus, tai kažką gal kito pažiūrėsiu, na žodžiu, tai va. Ir taip pat noriu sutvarkyti nagus, esu visiškai susilaužiu šitą nagą, noriu, kad man jį nuimtų gražiai ir kažką, nežinau, kažką sugalvoti. Man labai gaila iš tikrųjų, nes būsiu be nagų, būsiu negražiai savo tais pirštukais, man labai patinka, kada pas mane ilgesni nagai, nes tada rankos tokios elegantiškesnės. Na, mažiau plepalų, keliaujam, nes yra reikalų, turiu suspėti prasieiti ir važiuoti, nes man už valandos realiai manikiūras, čia netoli, bet vis tiek. Maksimą man vis dėlto nieko nepavyko rasti, tai aš užėjau į Pepko, norėjau pasidaryti, kasgi ten naujo. Iš tikrųjų, Pepko šiemet man labai patinka, jinai mane stebina, netgi sakyčiau, tikrai yra labai daug gražių daiktų. Vienintelis dalykas, kad galbūt nėra to, ko būtent norisi man, ko reikia šiemet man, bet šiaip tai tikrai giriu už asortimentą, nes paprastai jis kartojasi metai iš metų, o šiemet buvo kažko ir dar yra, žinoma, naujo. Čia aš jums rodau, aš jau esu salone, va taip atrodo mano nagas, tai ačiū, man jį sutvarkė ir mano nagai vėl buvo labai gražus, labai džiaugiuosi. Po manikiūro aš užėjau į Sinsėjų, tai irgi noriu pagirti asortimentą, man atrodo, kad jis tikrai labai fainas, man taip gaila, kad šiemet aš atsisakiau tos raudonos spalvos, dabar galvoju, gal ir nereikėjo atsisakyti, gal ir reikėjo pasipuošti viską raudonai, bet jau tiek to, aš jau perėjau prie žalios, bet šiaip tikrai labai daug tokių gražių smulkmenų ir žinoma kaina, kaip visada džiuginanti, čia aš jums nagus savo rodau. Ir čia, mergaitės, žinot ką, pradėjau jaustis vėl prastai. Pradėjau skubėti jau, dar užmačiau štai tokį megztuką, labai fainas, pas mane yra labai panašus, tik šviesus, o čia Sinsėjų už 12 eurų, tikrai labai neblogos kokybės. Tai priejau prie tų daiktų, kurie būtų lyg ir mano spalvos, šitas tai šiek tiek per tamsus, bet vis tiek, 1,50 € už tokią glutę, tai aš manau yra visiškai nieko. Todėl, kas norite pasipuošti fainai namus kalėdom, tai į Sinsėjų drąsiai tikrai kažką tai surasite. Ką aš galiu pasakyti? Dar reikės važiuoti, ieškoti, bandyti surasti kažką įdomaus. Šiandien tiesiog kažkaip nedaug ko buvo, nors sakyčiau neblogai. Šiaip gražių daiktų tikrai yra, tik kad nėra gal to, ko man būtent reikia. Tai va. Geriu arbatą iš savo naujojo puodelio, kurį nusipirkau šiandien. Pagaliau radau tą mega dydį, kurio norėjau. Aš labai mėgstu tokius didelius masyvius puodelius, nes aš mėgstu pasidaryti daug arbatos ir ilgai gerti. Tai va, kartais kavos, bet dažniau arbatos. Ruošiuosi dabar į lovą, reikia išsivalyti dantis, veidą nusipraust. Žodžiu, mano mažylis vėl susirgo. Buvo neseniai pas jį stomatitas, dabar pas jį
buvo prasidėjęs konjunktivitas, bet mums pasisekė, kad mano dukra pirma susirgo, tai galimai jinai atnešė jam jį. Tai mes jau ją buvom nuvežę pas gydytoją ir buvo ją išrašyti antibiotikai lašinti, tai vat mes tuos antibiotikus pradėjome ir jam iškart lašinti, kai tik jau pamatėme tuos pačius simptomus. Ir ačiū Dievui, jam praėjo per vieną dieną realiai, tai dar lašinsime, bet jau geriau. Tai va, tai kažkaip bandome iš tų ligų išlysti, bet aš jums nuoširdžiai pasakysiu, mano savijauta pagerėjo, bet va šiandien aš išvažiavau į parduotuvę, čia prasėjau šiek tiek ir dabar einu miegoti ir jaučiu, kad man nukabina gerklę. Todėl pasidariau šitą didelį puodelį arbatos, kad jį išgerti prieš užmiegant. Tai va, tokie reikalai, saugokite save. Aš šiek tiek apleidau savo sveikatą, ypač vasarą, nes vasarą pas mane buvo toksikozė, labai stipri. Kaip labai stipri, buvo tiesiog toksikozė, bet aš jos taip nekenčiu ir aš su visais savo nėštumais ją turėjau. Atsikankinau kaip reikalas, tai va. Tai ir šią vasarą tai buvo ir dėl to aš daug ko nevalgiau. Pavyzdžiui, kaip įprastai aš vasarą valgau daug uogų, dabar aš nevalgau, nes jos man kėlė rūgštingumą. Aš turėjau įprotį gerti salierų sultis kiekvieną rytą, aš jų negėriau, nes vėlgi mane pykindavo ir aplamai būdavo baisu kažką. Vandens buvo baisu atsigerti, jau kokios ten salierų sultis. Tai va, taip pat ir susivariau šiek tiek imunitetą ir dabar jaučiu pasiekmes, nes aš ilgai nesirgau, tikrai porą metų išvis nesirgau niekuom. Ir čia dabar taip susirgau ir nekaip pasveikinau, galiu jau savaitę laiko. Tai man yra kažkoks nesusipratimas. Gerai, viskas. Merginos, aš einu tvarkytis, miegot, susitiksim rytoj. Filmuoju čia jau turbūt kitą dieną, tiesiog merginos iš tikrųjų nebuvo jėgų. Aš sirgau gal 2 savaitės, plus vaikai sirgo, vėliau vyras susirgo, nežinau, kažkokį pasigavom tikrai tokį rimtą virusą. Darėmės testus, ne korona, ne gripas pas mus buvo, taip kažkoks užklydęs. Tai 2 savaitės buvo tokios sunkios, todėl aš mažai ką filmavau. Iš tikrųjų turėjau planuose labai tokių smagių, daug idėjų, ką aš norėčiau nufilmuoti, parodyti, bet nesigavo. Tai šiame video, kaip matote, lyginu aš, mano toks buitekiškas labai užbaigimas šito video. Šiaip atsinešiau lyginimo lentą ir mūsų garintuvą šitą, nes norėjau išlyginti ir sutvarkyti užuolaidas į kambarį. Šitam kambarį man reikia pakabinti dieninės užuolaidas ir aš vis atidedu, nes aš kai pakabinau naktinės, aš taip pavargau, kad man reikėjo pailsėti mėnesį laiko. Tai tas mėnuo kaip ir praėjo ir norisi prieš šventes jau tikrai susitvarkyti. Bet kai aš atsinešiau tą lentą, aš pamačiau, kad aš pamečiau tą juostą tokią, žinote, kur apačioje gali suklijuoti, bet kiek tau ten reikia, kad būtų to ilgio. Tai va, tą juostą aš pamečiau, reikia nusipirkti naują. Tai kol jos nėra, nieko negaliu padaryti, todėl nusprendžiau išsilyginti rankšluostukus virtuvinius ir patalynę. Ir kai kurios rūbelius vaikeliui, kuris gims po naujųjų. Tai vat, ar jūs lyginate patalinį? Aš tai labai mėgstu, tai bent paviršutiniškai prasilyginti, tada po to, kai traukiu, tai tokia malonesnė būna. Taip atrodau savo šlepetės, čia mano naujos šlepetės, labai fainas, tokios minkštutės, lengutės, pirkau Vinted už 4 turbūt eurus, tai esu labai patenkinta, labai jos man kelia nuotaiką. Taipogi besitvarkant pagalvojau, kad norisi man jau kažkokios tai atmosferos šitam kambarį. Tai atsinešiau savo pirktas šermukšnio šakeles Maxima, dar su jumis
mes, kai buvome tenai, aš jas nusipirkau. Tai nusivaliau nuo komodos šitą dulkių didelį sluoksnį. Iš tikrųjų labai greitai renkasi dulkės ant šitos komodos, arba gal tiesiog labai matosi, nes jinai yra tamsaus paviršiaus, tai dėl to aš nemėgstu tamsių baldų, nes ant jų viskas matosi, bet šitą komodą mums paliko praeitį šio namo gyventojai, tai esam labai jiems dėkingi, nes iš tikrųjų labai pravertė, jinai tokia didelė, labai gerai išsitraukia stalčiai, labai yra patogu, su vaiku čia, man atrodo, šita komoda yra skirta vystymo lentai. Pas mus atrodo buvo tas toksai priedas, bet vaikai jį netyčia ten kažkaip sulaužė, tai pasilikom tiesiog komodą. Tai matot mano dekoracija pastatyta. Atrodo šitai, nieko ypatingo, tiesiog, kad vakare būtų jaukiau, kažkaip šviesiau, maloniau. Tai tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Greitai puošime daugiau ir bus dar daugiau turinio. Pasekite mane, būsiu jums labai dėkinga ir iki.